Visi sako, tu esi suma 5, su kuriais tu bendrauji, ar ne, tipo, su kom, pakeisk aplinką ir pasikeisi. Nu ir aš galvodavau, gerai, aš tos pačios įgažduosiu, į kokią aš aplinką pakeisiu, aš ten nebenoriu. Ir tik tada aš suvokiau, kad ta aplinka tai gali būti knygos, podcastai, tu gali tiesiog žiūrėti tą žmogų. Yra žmonės, kurių laidos aš esu 400-500 laidų peržiūrėjęs, aš atradau jos, jis jau darė ten 350 laidą. Aš grįžau nuo pirmos laidos jo ir peržiūrėjau, perklausiau visas jo laidas. Sveiki atvykę į Triušio urvą. Vietą, kurioje iliuzijos subyra, o tikrovė atsiveria visai kitais pavidalais. Šiandien mūsų svečias Robertas Vaišnoras. Žmogus, kuris ne tik drąsiai kalba apie matricos filosofiją, bet ir atvirai dalyjasi savo patirtimi, kaip sistema mus įtraukia į savo žaidimą. Šioje laidoje leisimės į gilią kelionę per iliuzijų labirintą. Kalbėsime apie tai, kaip kultinis filmas Matrica ne tik pakeitė Roberto požiūrį į gyvenimą, bet ir tapo metafora mūsų kasdienybei. Diskutuosime apie agentus, tuos, kurie gina sistemą, net to nesuvokdami, apie ideologijas, kurios mūsų užvaldo ir apie tai, kaip propaganda bei šaltiniai formuoja mūsų suvokimą apie pasaulį. Kągi reiškia pabusti iš matricos? Ar mes tikrai laisvi, ar tik vykdome iš anksto užprogramuotą scenarijų? Kodėl tie, kurie mąsto kitaip, tampa grėsme sistemai? Ir svarbiausia, kaip atpažinti tikrąją realybę tarp melų ir manipulacijų? Studijoje Robertas Vaišnoras. Robertai, sveikas atvykęs į Triušio urvą. Ačiū, kad pakvietei, jau pavėlavom, bet niekada nevėlu. Niekada nevėlu, tai čia planavom ir vieną, ir antrą kartą, bet mes gan senai su tavim bendravom dar prieš visas pandemijas ir ta matricos tema mums nesvetima, matau ir su marškinėliais. Pasipuošiau atitinkamai. Kaip tavo požiūrį į gyvenimą pakeitė matricos filmas? Pakeitė stipriai, žinai, gal iš pirmo karto, kada pamačiau, nebuvo taip, kad, prasme, labai įspūdį didelį paliko, aš tada iš vis buvau Londone, žinai, jaunuolis iš Gargždų, ten po 11 ar po 12 klasės, neatsimenu, ir Londono kino teatras, vėlgi nematyto dydžio ir visą kitą, ir filmas toks, žinai, irgi to, kai jis tada išėjo, nebuvo iki tol tokių filmų, tai aš kai išėjau iš filmo to, atrodo, mano momentu norėjau pabandyti gal bėgti kokią sieną, atsispirti kažkokį, žinai, tokių tiek jau suveikia. Bet tada galbūt net negalėjau suprasti, kiek pakeis ilguoju laikotarpiu ir nemąstymą. Tada tai tiesiog atrodė, kokia nereali fantastika ten, kaip įdomiai padaryta tie visi skrydžiai, tos muštynių scenos. Bet čia buvo tas paviršius, ne, tas toksai fasadas viso šito reikalo, o jau vėliau, kai jau tu pradedi 2, 3, 4, 5, 10 kartą žiūrėti tą filmą, tekstus gilintis, ką nori pasakyti, ir pradedi matyti atitikmenis realybėje tam tikrų dalykų, tai galima sakyti, kad, žinai, vienas iš stipriausių faktorių, kuris pakeitė gyvenime, žinai, suvokimą gyvenimo. Mūsų. Labai daug kas pažiūrėta filmą, ten spec efektai, labai krūtai visi kino kulkų susukinėjo, o ten ir visi kiti. Ir dauguma tai ir praleido, kaip gerą action filmą. Gerą pramogą. Bet aš manau, kad tikrai labai dideliam kiekiu žmonių tai kažką tai pakeitė. Tai būtent ir tau, ir man kažkokie tai jungiklį tenai biški taip tik pasuko ir tikrai pradedi kažkaip tai matyti tą pasaulį visai kitaip. Ir tau perkeltinės prasmės visos ir tie. Man patiko labai, čia nesenai pamačiau tokį įrašą, kad agentas gali, kaip ir matricoje, jis gali bet kurį įsikūnyti. Ir kai tu pradedi kalbėti, kita kalba, negu supranta paprastas žmogus, tas sistemos grinai. Tai agentą. Jo, ir agentas iš karto
jisai įsikūnė ir jisai pradeda ginti tą sistemą. Jo, nu, tai čia kalbam ir apie COVID, ir apie Slavą Uhanį, ir Bugatti, ir visą kitą. Tai pavirsta agentų žmogus, kai tu tą temą palėtė, ar vieną ar kitą, jis pavirsta agentų, jo, iš tikrųjų, žinai, sakai, kažką pasuko arba pasodino daigelį smegenyse tam tikras, kurio išaugo po to didelis medis, žinai, tai jo, tas agentų buvimas, kurie gina savo sistemą, tai yra nebejotina kasdienybė mūsų. Jo, ir netgi su kitais pašnekojus, tie žmonės, į kuriuos tie agentai gali įsikūnyti, jie vos ne kaip botai. Jo. Grinai, jie yra užprogramuoti ir visi kalba viena ideologinė linija, viena politinė linija. Jie tik tai išeina iš savo komforto zonos ir pas juos ir atsiranda agentas, kuris gina. Ir pradeda tas pačias frazes mesti. Nu, jiemsgi toks vaizdas realiai, kad jiems įrašo tas, grįžkime tą patį COVID, įrašė tas 5 frazes ir jie, žiūrėk, kai ginčydavai su jais, dar kai galvoja, kad reikia ginčytis, nu jie kartoja, copy-paste tas pačias frazes ir galų gale, kai tu pasakai kažką, jie visi paprašydavo, o šaltinis. Visi kaip vienas, nu, kaip kitaip pavadinsi, botai. Nu, ir vėlgi tas tikėjimas mokslų šaltinis. Nu, iš kur atsiranda šaltiniai? Yra šaltiniai, tikri šaltiniai, kurie, akivaizdžiai ištrykšta ir gali tai būti ir žinios, ir suvokimas, bet yra kažkieno apmokėti šaltiniai. Taip. Tai mes žinom, kada Rockefelleriai yra užvaldę visą cheminę mediciną, įkūrė institutus ir kūrė tos šaltinius kitiems žmonėms. Tai, žinai, Rockefelleriai palėtė temą, jisai, kai suprato, kad iš naftos gali daryti daiktus ir vaistus, tai tada tradicinė medicina patapo netradicinė, kuri dabar skaitoma netradicinė. Tada jie neužilgo suprato, kad vėžių žmonės serga nuo jų vaistų, tai tada ir vėžių institutų sukūrė, ta prasme viską paėmė, viską duoda ir sako, mes gydom nuo vėžio jūs. Ir, kaip minėjau, jie ruošia savo universitetuose profesorius pagal savo liniją, kurie rašo straipsnius į Lancetus ir kitus garbingus, patikimus atseit žurnalus. Ten tikrai nerasi to tikrojo šaltinio, kaip viskas iš tikrųjų. Ne, žinai, visą laiką tu ištisai kartoji savo laidose, siekim pinigus. Viskas atveda pinigų kelias, pinigų šaltinėlis, tas upelis, jis visą laiką atveda. Nes kas moka už tyrimą, to užsakymas ir tyrimo pabaigo išvada ir pateikiama. Visas mokslas tom, ne visas, bet ta prasme šitas toksai tas tradicinis mum brūkamas mokslas, jis tom paremtas, tuo atitekėjusiu upeliuku. Jo, ir kalbant, tai gali pritaikyti čia kaip pavyzdys, tik tai medicina ir nafta, bet visos sritis yra užvaldytos būtent tos sistemos ir tų agentų, botukų, kurie gina tą sistemą. Kas be paimtum, ar švietimas, ar kas, visur jie yra. Savivalda, politika, visur, ta prasme, kaip mes sakom, politikoje, kodėl tu net negali eidamas į politiką deklaruoti, tu turi meluoti, negali deklaruoti, kad, pavyzdžiui, tu sumažinsi biurokratinį aparatą, nes biurokratinis aparatas iš esmės renka politikus, visas nuo savivaldos pradėk, kokią krūvą žmonių dirba ir giminės jų šeimos pragyvenimo šaltinis. Ir jeigu tu ateini su pasakymu, kad tu mažinsi, tai kaip tu neturi šansų išeiti į rinkimus, nes tu jiems grasini atimti duoną. Tai automatiškai agentas įsijungia ir viskas. Tai sistema gina save paprasčiausiai, nes ir nuo pat, kaip tu sakai, nuo pat smulkiausio savivaldos lygio. Taip. Ir tai ir natūralu. Yra kvaila galvoti, kaip tu sakai, kad aš dabar ateisiu čia ir pasakysiu, kad čia, žinai, dabar gyvensim kitaip. Tai tave patį pirmą, žinai, prikals prie kryžiaus. Niekur nenueisi, tu iš kaimo skyriaus neišeisi, aš žinau iš asmeninės patirties. Tu neišeisi iš kaimo skyriaus niekur, nes tu netaip kalbi, ta prasme, tu netokie reikalingi, ne taip sistema tave išvalgys. Kaip ir normaliam verslo šitam kolektyve, tas, kuris kaip vėžys yra, sveikas kolektyvas jį išvalgys lauk, vėžį išvarys lauk, tai čia tave taip pat, tu kaip vėžys ateini į sistemą. Žinai, sutrikimas. Tai pats paminėjai dabar, kad pats ten savivaldos lygia
tos sulaužyktos stereotipus, kodėl tave liberalų vadina. Nes aš buvau liberalas, žinai, nu, tuo metu, jeigu einam į ideologijas, tas tikras, net tokios, kokios turėtų būti, nu, tai aš tikrai esu nemažai liberalumo savy turintis žmogus, ne? Gal netgi daugiau negu konservatyvumo, bet ir realiai ta tokia jėga tuo metu atrodė prieš tos ten 15-20 metų. Ir tie patys Eligijus, ne, ar kas, nu atrodė, geri vyrukai, nu faini, su kuriais galėtume eiti pakeliuje, ne, kartu prisijungęs, jų ten tie šūkiai geri būdavo, man, žinai, iki šiol geresnio šūkio politinio už Eligijaus Lopai problemų neišspręs, kuris yra ne vienaprasmis, nors jis kalbėjo apie kelius šitam klipe, bet tai yra superinė frazė ir jis tų frazių prikūręs daug. Tai man, nu, atrodė natūralus pasirinkimas, kur eiti pas ką, ir, nu, ir Gargžduose ten nebuvo daugiau tokių, žinai, kolektyvų, į kurias norėtum neteiti, žinai, tai aš ir buvau liberalas, žinai, ir tik tai man, pavyzdžiui, negėda pripažinti, kad aš buvau ir negėda pasakyti, kad aš buvau užsizombinęs tuo metu, nes kai tu esi kolektyve, tu ir tą dvasę perėmė, ne, ir tu dabar iš šono žiūri, galvoji, Dieve, nu tai kaip tu taip galėjai elgtis, žinai, taip, ten tiek, kaip botas, tu gindavai tą savo sistemą, tu gindavai tą, žinai, partinę, kurią koks nors Eugenijus atveždavo į kokį nors suvažiavimą, kokiam nors miškelyje prie ežero, papasakodavo, ką mes turim suprasti, žinoti ir galvoti. Ir tu ją gini po to, žinai, tu įtiki jom, žinai, nu nes, nu atrodo, nu tam ir esi čia, kad skleistum tas idėjas, o po to jau, žinai, kai tu, nu gerai, apsitryniau, apsibuvau, metai kiti, nu reikia į rinkimus, ten jau iškart natūraliai tu eini į rinkimus, nes tavo balsų reikia kitiems, ar ne? O po to tu pradedi reikšti ambicijas, ne, jeigu tu esi ambicingas žmogus, tu nori, kur norėtumėt matyti, nu tai gerai, aš ir iki vicemero norėčiau save pamatyti, o kodėl ne, žinai, administracija ne, nu tarkim, aš nenorėčiau tiek daug dirbti, bet vicemeru, tokiu, žinai, žmogum, kuris, nuderina reikalus, aš sakykim, taip matau, ar ne, tarp žmonių ir kitų, žinai, institucijų ir visą kitą. Tai kai jie išgirsta, o kai tu nesi tas, kurio jie nori, kad būtų, nes žino, kad tavęs nevaldys, nu tai kas tada prasideda? Tada prasideda ataka prieš tave ir viskas. Ir tos atakos būna įvairių lygmenų ir žinai, tu net nežinotum, jeigu kas nors prie butelio to nepapasakotų netyčia, kad tu žinok, ten buvo taip ir taip, tu gali nevargti, nes tau nebus to, žinai, nu tai čia ir yra viskas, matrica užsidaro tokiems, kuris nėra botas, nu, jeigu tu netgi, žinai, skaitai save botu, realiai tuo metu aš botas buvau. Tie patys tapinai, tie patys visi tos linijos žmonės, tu juos žiūrėjai, sekėjai, tikėjai, klausėjai, galvodavai, kad esi gudrus ir laviruoji tarp informacijos, bet kai po to atsitrauki toliau ir pasižiūri, galvoji, Dieve, tugi tu buvai paskendęs tame liūne. Bet tu gan jaunas, pradėjai ten toj politikoje dalyvauti vietiniai. Taip. Kiek maždaug tavo buvo metų? 25, gal mažiau, nu, tu prasme, grinai, ten tik tai keli metai po univero, tik tai tas toksai, žinai, aš buvau išvažiavęs iš Gargždų ir kai grįžti vėl į tą gyvenimą, kadangi grįžau, taip jau susidėliojo gyvenimas ten, nu, vėlgi turėjai į vieną, kitą, trečią organizaciją, kad vėl įsivelti į tą vietinį gyvenimą. Tai buvo futbolas, tai buvo politika, žinai, ir tu dalyvavai ten. Tai ir paskesti tame, ir suangažuoji, žinai, ir tu palieki. Buvo tu realiai ginti tam, žinai, jie blogi, mes geri. O kodėl? Ir tu po to man draugas Vilnius sako, tai gerai, tai pasakyk, kad nors ne to, kad jie blogai padarė, o ką jūs žadat? Ir žinai, tu pakimbi tada, nes tau šito nedavė, ką reikia pasakyti geriau. Tu moki tik pulti, kaip Lietuvos politika, kas yra. Polimas ir pirštų rodymas į kitus. Bet nėra to, kad padarysim, kaip reikia. Tavo mylimukas Kasčiūnas, o kur planas B? Žinai, normalus. Koks planas B? Normalus, klausyk, normalus, kam patinka, nepatinka, mentoriai ir kas pasiekia gyvenime, jie pasako, fuck your plan B. Jeigu tu turi planą B, reiškia tavo planas A per silpnas. Taip. Viskas, tai žinai, tai čia, bet jie moka tik pirštais rodyti ir viskas. O vėlgi botams iš vienos iš tos pusės to užtenka, liepia pirštų rodyti ir rodo, žinai. Ir geriausiai visą laiką kaltinti prieš tai buvusius, kad tie nepadarė, tai
Jie tiek blogų dalykų pridarė, kad mes jau nieko nebegalim pataisyti, žinai. Reikia tik dar bloginti. Mes galim tik dar pabloginti, žinai, ir po to gal bus geriau, žinai. Nors, žinai, dažnu atveju būna taip, kad tą blogą padaręs jis pats ten iš dalies yra, žinai, bet po to jie taip labai gražiai ten persimauna batus, žinai, kulversti padaro ir sako, ne, ten nebuvau aš, čia, bet kitas Seimas buvo čia, kitas ministras pirmininkas. Kita partija. Jo, žinai, tai, taip ir, bet botams vis kaip šnekam, jiems tinka, nesvarbu, jie turi stabus, ne iki šiol. Nors, žinai, aš neskaitau, kad tie stabai, kuriuos mūsų protėviai turėjo, buvo blogai, bet kaip dabar, kad turi stabus, va tas išlikė yra ir tas nėra gerai. Ir iš vis, kai yra daug partinė sistema, tai yra grinai, kaip koks LKL, kaip daug krepšinio komandų, kuri tau labiau patinka, tu už tą ir vėliavą, žinai, kilnoji. Žinai. Ir jeigu tu jau įtiki kažkokią, tampi komandos fanas, labai sunku, žinai, atsiriboti, kaip tau pavyko, vat, kada atsigliučinai, kada pradėjai suprasti, kad čia nebe tau šitas žaidimas. Tai vienas dalykas, žinai, ten 2-3 rinkimai ir tu matai, kad negerėja rezultatas ir vienas, po to sužinai, kad tavęs net skyriuje niekas nenorėjo praleisti į viršų sąrašą, nes tu turi ten, žinai, rajone, tarkim, tu nepatenki 5 sąraše į rinkimus, jeigu pirmą 5, nėra šansų praeiti. Nėra. Į pirmą 5, tu nepateksi, jeigu tu net būsi pakalujim 10 metų, nešiosi lankstinukus, laikraštukus ir nelankstysi galvas ir taip toliau. Tai Ir netgi, žinai, atrodo, kaip ir pavykdavo, buvo pavykę prasibrauti iki ten kokio 7, nes žmonės skyriuje, jie vis tiek, ir ten rinkimai vyksta, ne maži, bet ten irgi klastojami rinkimai yra, tam mažam skyriuje kaimo yra klastojami rinkimai. Tai ir tu po to sakau, po to gavos taip, kad vieni rinkimai, kiti rinkimai, visi rinkimai, nes naktis yra prie gėrimų, žinai, aš kaip perėjęs tą ir alkoholio liūną, ne tik tą politinę. Aš po to supratau, ką aš ten veikiau, aš ten jau gerti, žinai, nes dar vieną progalaus pagerti. Tai Hebra netokia jau vis tiek politiko, jau solidėcija, nes su kokiais prie parduotuvės ir prie konteinerio. Jo, protingi vyrai yra, ir verslininkų yra, ir politikų yra, ir visko, žinai, ir tu atrodo... Sportininkai, tugi sportą tenai. Ir geram rate esi, jo, tai žinai. Bet po to tu susėdi su vyrukais tokiais ten jau patyrusiais, kurie tiesiog, va, irgi dėl to tik atvažiuoja dar, žinai, kurie jau ten praėjo ilgus kelius. Ir jie prie buteliuko tau ryte pasako, žinai, važiavo ten ratu, pasakojo, kad nereikia už tave, žinai. Neapsimoka tau laiko to eikvoti, nes šitoj vietoj šitam tu nepasieksi, tiesiog draugiškai vyrai pasakė vyresni, žinai. Ir pats tu jau supratai, kad kažkur jau tu pakibai čia tam rate, žinai, kaip tam... Kaip voveriukas. Kaip voveriukas arba kaip tas, žinai, kur... Filmas, koks buvo, apie kur skrido į kosmosą, Makonegį, ar kaip jis yra vaidino, kai jisai skrido į tą juodąją skylę ir po to pamatė, kad pats atsidūrė savo kambarį, ten knygas stumdė. Savo gyvenimai ten dar. Jo, tam rate, žinai, va tu tam rate tokiam loop tam atsidūri, žinai, supranti, kad ir jeigu tu kažkur giliai pasąmonę turi dar likusią gyvą, žinai, tu supranti, kad tu atėjo ta diena ir aš atsibudau vieną kartą po rinkimų. Iš po gėrimo, ryte vėl prigėrėm po rinkimų, nes rinkimai blogi, rezultatus aplaistyti reikia atsibudti. Nuplauti liūdėsi. Žinai, man toks dvigubas atsibudimas buvo, aš tada ir gertmečiau ir iš politikos išėjau galutinai. Nes vakarė atsibudau, nieko nesuprantu. Vakaras, rytas, telefonė 1000 skambučių praleistų, visi rezultatų klausia, o aš mėgau girtas. Na, žinai, ir taip susidėlioja, kad aš ir tą vienu metu, žinai, ir baigėsi viskas, žinai, tiesiog, ta prasme, tai ne, aš ne tas žmogus, kuris, gerai, tu vardan kolektyvo, tu gali ir tą galvą nuleisti, ir biškėgo savo sužeminti, bet tu negali patapti mankurtų visai, žinai, visai to abotų, žinai, iki tam tikros ribos, ribos yra, ugnius, sako, ribos, ne, yra tai... Kai ribą peržengi, tu anksčiau ir vėliau parskrendė atgal, žinai, kaip ta guma, įtempi tą gumą, galų galę tu parskrendė atgal ir viskas. Jo, bet da šiaip, žiūrint visą tą visuomenę mūsų, kad jos kiek spaudžia, bet ta riba jiems kažkaip tai vis nutolsta, jie neprieina prie jos, kažkaip tai nevyksta tie pokyčiai, kaip norėtųsi.
Tai vėlgi tai yra grinai ta matriso, ta sistema užleista tokia kaip energetinė migla žmonėm atakių ir juos kiek tu bespausi, kiek tu ten mokesčių bekrausi, biški susierzina, bet labai greitai, gali būti ir blogiau, tai tegu. Ir mes ir apsukrus esam, žinai, ir prasuka visi kažkaip savo reikalus taip, kad išvengti kažko, biški čia perrašyti, numesti, parduoti, kitaip pardavinėti, visą kitą. Vienas dalykas, čia ir gerai ir blogai yra tas, nes, kaip ir gerai savo, bet bendram reikalui nėra gera. O kitas dalykas, reikia atiduoti pagarbą sistemai. Kad ir kaip nesinorėtų, jinai taip labai gerai, teisingai dėliota tuos dešimtmečius pas mus. Jinai moka laiku supykdyti, supjudyti, supurtyti tas lovikėlį, tų skrusdėlių moka. Jinai moka taip gerai ištemti tas temas, kurios supykdys, jinai moka taip gerai valdyti, suskaldyti, ką reikia, paleisti savo agentus, ten, kur reikia. Ir, žinai, žaidžiant jų aikštelėje pagal jų taisyklės šansų nėra. Jo, aš dažnai sakau, mes negalime laimėti žaisdami pagal jų taisyklės. Jeigu jie turi savo teisėjus, jie dalina kortas, kortos yra žymėtos. Bet jie žino, mes tai nežinom kortų. Jų taisyklės, jų teisėjai, tai be šansų. Nėra šansų. Tai reikia būti pagaliau išmintingesniems ir kurti patiems savo taisyklės ir nebėgti paskui traukinį arba ten paskui jų naujieną. Reikia kurti grinai savo. Statyti savo stotį ir savo traukinius. Tai iš vis kaip reikia statyti savo valstybę valstybėje. Mes matome, ant kiek ten yra viskas uzurpuota ir supuvę. Tikrai neverta galvą daužyti į sieną. Bet yra visos galimybės visą laiką. Pamašius galima savo kažką daryti. Jo, yra kažkada skaičiau ar klausiau Katalonijoje kažkokią bendruomenę didžiulę, ne? Iki fabrikų, iki visko, viskas, ta prasme, mokyklos, darželiai ir jie toj bendruomeniai didžiuliai, tenale į komunizmą nešanti sistema, bet jie viską, jie savo univerų, jie finansuoja gabiausius, jie atrenka, kas dirbs fabrike, ta prasme, be jokių ten nėra. Jeigu tu esi Stalius, tavęs nevers teisininkų būti. Nuo Dievo, jo, jeigu tas žmogus, kuris įkūrė, jie patys savo tiekimą maisto turi, jie patys savo parduotuvės, taip, tokia aš ten nebeatsimenu, kaip jie vadinasi, komuna ar kas ten, sistema. Katalonija tai prie Barcelonos, ten, kur baskų separatistai, kur... Jo, ir ten kažkur yra tas toksai, kad ten toks didžiulis jau reikalas patapė žmogus kažkada, kas sukūrė, traukia, atvažiuoji su savo pinigais, su savo turtu į bendruomenę, gauni namus, gauni viską, gauni tau norimas pareigas, jie turi savo bankininkus, turi savo visus ekonomistus, jie turi savo stalius, jie turi savo fabrikus, jie turi savo viską. Ta prasme, apsirūpina patys savo skalbimo mašinas. Angliškas žodis yra self-sustain. Jo. Ir jie išsiplėtė tiek, kad jie tos, sakykime, kiek teisingai atsimenu, kad ir prekybcentrių tinklas, jie po visą Ispaniją ir gal ir daugiau yra. Ir jie užsidirba iš to, ir jie puikiai gyvena iš to, bet ganėtinai uždara bendruomenė. Aišku, plečiasi, bet yra taisyklės, yra, žinai, yra ir kinų kažkokių panašių filmų prikurta, tu ateini su tuo, ką turi, atiduodi į bendrą katilą ir gauni viską, ką tau reikia ir tu gyveni ten prisidėdamas prie bendruomenės. Geriausias pavyzdys yra Izraelį, kibucai tokie. Ten irgi žmonės kaip uždaros bendruomenės, jie ten irgi dirba bendruomeniai. Tai toks kaip bendruomeninis valdymas. Bet ten labai arti komunizmo yra, žinai, daug kas nežino, kad galvoja, Izraelis čia krūtai tipo kapitalizmas, ten visiškas komunizmas tose bendruomenės ir aš esu buvęs iš tikrųjų ten, kai buvau Izraelį, apsilankint žiauriai įdomu iš tikrųjų. Ir kitas dalykas, tas bendruomenių stiprumas, kurios sugeba pačios kurtis ir įsilaikyti, tai yra vienas tokių pagrindinių įrankių būtent prieš šitą sistemą, kai tu gali grinai kurti savo visose srityse. Turim 14 ministerijų, tai meritokratijos principų turi žmonės, kurie yra kečiausi toje srityje ir jie tą sritį kuruoja. Tai kai sakė, Stalius nuo Dievo. Tai kiekviena profesija, kiekvienas mes esam
suprogramuotas kažkam tai, bet dauguma, didžioji dauguma, va, ypač tų botų, jie neranda savęs. Jie eina ten, kuriem liepia tėvai, giminės. Reikia, nu, taip toliau. Jo, žinai, nu, tai kiekviena visuomenės prasideda nuo šeimos, nuo žmogaus, nuo asmens. Nu, nei vienas gelbėtojas, kuriuos mums iškiša pasirinkti iš lentynos prieš rinkimus, vėlgi atvežtus ir pateiktus, nėra to, kad tu dar gali išsirinkti, ką tau atveši lentyną. Nėra to. Tai nėra šansų, kad išgelbėtų kažkas, nes nėra tokio dalyko kaip gelbėtojas, ne, tu gali tik pats išsigelbėti, ta prasme save, o išgelbėjęs save, tu gali išgelbėti biškį ir plačiau, tada šeimą, giminę, bendruomenę, šalį ir taip toliau. Tai viskas prasideda nuo stipraus individo, ne? Visų pirma, nuo to pradėkim, nes individai nėra stiprus. Tas pats kaip filme Matrica Neo, kol neatsirado Neo toksai, kurį, bet irgi turi išmintingi žmonės patys surasti lyderį ir jį paruošti, kaip ir Morpheus mokė kautis, mokė kaip mąstyti, kaip atpažinti. Tai buvo ilgas procesas, kol jisai išėjo į kovą, prieš tai jis buvo stipriai ruošiamas. Kol jisai suprato, kad to šaukšto nėra. Čia yra... Ja, žinai, tai vėlgi prie to pačio, stiprus žmogus iš savęs, tai ir nebus toks išsigandęs, kad kažkas šalia už jį stipresnis taps. Nes jie dviese bus dar stipresni negu vienas, bet kuris iš jų. Tai, bet sistemai to nereikia, sistemai reikia paklusnių kareivėlių tarnų, žinai, kurie vykdys užduotis ir suks tą ratą, žinai, lankys. Sakau, vėlgi, tą sistemą kalbant, kažkada sakiau tą frazę, kažkas labai gerai pasakė, kad jeigu mes pradėtume vaikus nuo pusės metų leisti darželį, tai už 2 kartų plius minus visi galvotų, kad mes be darželių negalim išmokti vaikščioti. Nes, nu, taip sistema sukurta, kad viską ten išmokstam, jau šeimoje negali išmokti, pats negali išmokti, be diplomo tu nesi išmokytas, žinai, ir taip toliau. Ja, tai su sistema kovoti kaip ir ten buvo, tradicinių būdų ir nebuvo taip, kad ateis ir nugalėsi taip lengvai agentų. Ne, tu turi kitaip, tu turi mąstymą pakeisti, tu turi... Būtent, viskas yra galvoje. Taip. O sakau, pas mus tos nusenusios, nupezusios tos partijėlės ten, kur renka po nepilną procentą ar 2, ir jos kartoja tą patį. Tie nusenę, nupezę lyderiai, kurie yra visiškas naftalinas. Niekaip, čia sako, oi, susivienyti, susitarti. Stop, hebra. Reikia iksuoti visus tos lavoninės partijas ir lavoninius lyderius. Viską. Jeigu norit jūs su jais eiti toliau, eikit, niekada niekur nenuėjus. Šitiek metų. Ir kaip sakei, atsiranda kokia iniciatyva, iš karto atsiranda visų tokių, žinai, hiperaktyvių tų visuomenininkų, kurie patys nesusitvarka savo daržo, eina jau sako, kaip mes šią valstybę tvarkysim, kaip mes šią sistemą, kaip duosim. Nu ką jūs esat sukūrę? Sukurkit bendruomenę rimtą, būtent save išlaikančią, kuris yra kaip modelis valstybės. Nuo to reikia pradėti. Nu gerai, ten tie, kaip sakant, yra tų, hiperaktyvių, man ten vienas ateina iškart į galvą toks iš tų, kuris iš tų griovėjų vis dėlto yra ir jisai susikūrė savo, jisai iš to YouTube iš kažko iš Patreono išsilaiko save, bet bendruomenės pas jį niekad nebuvo kažkokio, kaip po bendruomenės, ar ne? Bet tu pažiūri žmogų ir matai, kad jis net nesukontroliuoja, ką jis deda į burną, nes jis yra tešlainis, žinai. Tai kaip gali žmogus, kuris nekontroliuoja, ką jis deda ir pila į savo gelvą, ką jis čia kiša ir pila, ką jis gali sukontroliuoti. Čia dabar netoks požiūris, pavyzdžiui, žinai, mano to amerikonų, ką aš seku, kad vyrai visi sportuojantis, visi mažai gerintis arba iš vis negerintis, sako, aš su taim jokių reikalų nenoriu turėti, jeigu tu nesugebi susižiūrėti. Nors ne vienas iš jų patys buvo, bet praėjo laikas ir jis susitvarkė kūnus, susitvarkė mąstymą, nes viskas, žinai, per kūną ir mąstymas keičiasi. Jeigu tu elementariai nesugebi suvaldyti savo, ką tu ėdi, be saiko, ką tu gali suvaldyti? Sunku, ką nors suvaldyti.
Tai taip, tai... Nes savęs nesuvaldai. Tai vėl visą laiką, atrodo paprastas pasakymas, reikia pradėti nuo savęs. Taip. Tai va. Auksinė tiesa. Mes irgi praėję, buvai alaus mėgėjas, aš tai irgi buvau, didžiulis alaus mėgėjas, kiekvieną dieną 2-3 litrus alaus išgerdavau, bet ateina momentas, kai tu supranti, blema, tau to nereikia. Tai gerai, aš ten jau senai domėjausi, buvo man tie matricos momentai jau senai atėję. Bet iš įpročio gerdavau alų, vadindavau mano smegenų aušinamasis skystis. Tu mes pasteisinim, sugalvojam. Jo, ir visokie, čia viskas gerai, man nieko tokio. Bet kai jau greitai bus, už kelių mėnesių metai, kai grinai išjungiau visą tą, ir paimti, tau to nereikėjo ir tu ant tiek daug... Stabdė. Tam tikrą prasme. Veiklus buvo, bet šitiek energijos ir tokio skaidraus matymo tikrai nebuvo. Toliau metus alų, cigaretės, pradėjau ir maistą žiūrėti. Visi cukrai, kviečiai, dabar ir mėsos tos visos pirktinės antibiotinės nebevalgau. Tai čia yra, kaip tu sakai, be šitų dalykų, einant į sąmoningumą, tu ir nieko nesukursi, tu toliau būsi tas botas, eisi, galvosi, kad čia su kažkokia loserių partija tu gali kažką tai pakeisti. Būkim bėdni, bet teisingi. Maistas, turtingi. Alus, visa kita, tai irgi sistemos dalis. Taip. Tai farmacija ir maisto pramonė, tai yra, broliai dvyniai. Siamo, gal netgi, vieni kitiems klientus gamina ir jų sistema. Daugiau maistas farmacijai. Jo, taip, ir jų abiejų verslo modelis ne kaip kitaip yra išlaikyti klientą, ne pagydyti kliento, nereikia farmacijai pagydyti klientą, jam reikia galia gyvenimo, žiūrėk, mūsų senieji, kiek savo jom ir jie 30 skirtingų. Dažutėm tam nešiojasi, čia pirmadienis ir tai, kaip sportininkai turi, kada ką, taip žmonės mūsų senieji ir dar netgi kompensuoja tam tikrus vaistus ir visa kita. Tai, visom prasmėm, sistema užvaldžiusi realiai, kaip sakė Morfijus, sako, galvoju, orų kvėpuoji čia. Ne oras čia yra, tai nėra lengva, yra. Ir čia jokios sąmokslo teorijos, tai jeigu tu giliau pasigilini, tikrai tas maisto pramonė, visus tos randapus, kom purškia mūsų maistą, tos čia valgom daržovės veikas išmaks. Ten vieni pesticidai ir vien tai visokie. Dažikliai, visą kitą, Robis už Atlanto senasis, junior, bet senasis, pradėjo jau tempti paviršių, kiek visokių jau mažina, dažiklius išėminėja ir visą kitą iš maisto. Ten tai dar baisiaugia Amerikai, Europoje nėra tiek baisu, kaip ten, kiek ten visko leista ir kur vienintelė 2 šalis pasaulyje, kur iš vis farmaciją reklamuoti galima, nors ir pas mus tam tikrą prasme reklamuoja, tik kitai, reklamuoja vaistinės, ne vaistus, bet vaistinės, ištisai. Ne, bet visokius gripeksus ir visus tos reklamuoja, tai be kurių tikrai galima išsiversti. Tai faktas. Prifarširuota gerų dalykų irgi. Jo, nes nuo to pereini, čia kaip su narkotikais, nuo lengvųjų prie sunkiųjų pereini, žinai. Vaistas nuo narkotikos skiriasi tik dozės dydžius. Bet vėlgi ir maisto, ir farmacijos pramonė stengiasi pripratinti tave prie tam tikrų dalykų. Maistas su visokiais irgi saldikliais, tai visokiais tenai. 30 visų. Jo, visi kur apgaudinėja tavo smegenis, kad tai skanu yra. Jo, dopaminai visokie sukilo, viskas, realiai narkotikai, nors tas pats, gėrimas, nealkoholis, rūkimas, filmus žiūrim, blemba, kaip jie gerai tą viskiuką 50 gramų išgeria, tu žiūri visą. Įkalam. Jo, įkalam, mes prie spirito perėję esam. Ir stumė, medija prisideda trečias prie šito viso reikalo. Visa tai, ką jie nori, kad tu vartotum, jie tau per mediją, per žurnalus, per filmus labai gražiai pateikia, sumasina, žiūri, kartais aš save pagaunu, kaip pagaunu? Pagaunu, kai kokią nors nealkoholinio, aišku, reklamą gali tik rodyti. Ir žiūri, ir tą reklamą, nes retai te pamatau tų reklamų, nes jau visai nežiūriu, bet išmetu ir YouTube, ir kažkur, Tai ir pajauti, kad nori gerti, išgerčiau to alaus, ir tada supranti, kad tiesiog vandens tau reikia, tu ištroškės esi, bet jeigu tu turėtum šaldytuvę
nes aš, pavyzdžiui, save pagavau, kad, žinai, kai dar gerdavau, čia yra ne man vienam, čia, žinai, yra rimta tema, kada žmonės išėję parduotuvę pirktis, jie sako, aš nenoriu gerti pirkti, bet jis pats nesupranta, kaip jis parsinešė. Jis pas jį šaldytuvė jau padėtas, alus to atsikėlė ryte pachmelnes, žiūrė, alaus yra, tu pats net užmiršęs, kad tu pirkais ten maistą ir alaus porą įsimetė, net, nesupranti kaip. Nes... Aš tai matai, aš kai, sakau, gerdau 2-3, aš tik tam vakarui, kažkaip niekada, nebent dideliam baliui daug prisiperki. Bet niekada neužtenka, nepastebėjai, kad alkoholio niekada neužtenka. Ne, tai jau labai daug balių, tu neišgersi fiziškai tiek. Ne. Bet taip, jeigu parsiveždavo ar 2, ar 3, ar 4 litrus, man rytui nelikdavo. Ne? Tai va. Tai tas, žinai, čia po to vakare dar spėjai iki parduotuvę, sakai, važiuodavai pasportuoti, po to pasportuoti tam, kad alaus atsigerti, nes jau tas sportas jau tik tai seniorų, žinai. Tai tu po to dar žiūri 10, jau reikia bėgti dar greit iki parduotuvės, dar įsimesti vakarui porą, rytui porą, iki tiek, žinai. Ir tai yra, žinai, kaip sako, kaip atsikratyti gėrimo, ne? Vienas iš būdų, pakeisk kelią, kuriuo tu grįžti namo, nes tu grįždamas namo arba parduotuvė, arba baras yra. Ir tu, kai padaręs esi kelis tūkstančius kartų tą patį veiksmą, jau pas tave yra įsirašę, žinai, smegenyse jau yra neuronų jungtis, kad tu čia turi sustoti. Jeigu tu užeisi į tą barą, tu turėsi išgerti, žinai. Čia kaip neveikia tas bairis, kaip anekdotė tam, žinai, kai sako, nebegersiu. Sėdi namuose, nebegersiu. Ką čia, sako, neugdau čia valius, žinai, sako, einu į barą, atsisėsiu baro kampe ir ten negersiu, o visi gersiu, aš negersiu, žinai. Ir sėdi čia kampe baro, visi geria, tausinas penktadienio vakarą, žinai, blemba, sako, irgi per silpnai ugdau, atsisėsiu tiesiai prie baro, kol pilsto panosim ir va ten negersiu, žinai. Ir vėl sėdi, sako, ugdau valią, viskas gerai, žinai, visi čia visiems pila. Sako, reikia dar stipriau, sako, įpilk ir man, pasidėsiu šalia ir negersiu, žinai. Pasidėjo šalia, žinai, negeria, visi geria, jisai ugdau valią, negeriu, žinai. Ir po to taip sėdi, taip įkalė, sako, o čia tai valia, nenoriu gerti, bet geriu, žinai. Nes jeigu tu suteiksi savo menkiausią galimybę narkotiko pavartoti, alkoholio, nikotino ar kažko, tu ją pasinaudosi. Tai tu turi eliminuoti, žinai, pradžiui. Po to jau nebereikia, po to, kai užsivalai. Nežinau, man čia labai ir individualu, man atrodo. Irgi jo, nes man jokių problemų buvo, aš programą iš karto. Kai jau išjungi programą, viskas, jo. Jo, bet ir be jokių ten, man nebuvo jokių sunku ar kažką ten pagalvoju. Ne, viskas. Kažkaip... Tai aš, žinai, aš irgi ne iš pirmo karto įjungiau, aš vieną kartą čia draugas, tai sako, tu bent 3 mėnesius pabandyk, žinai, pradžioj dar negerti kažką. Gerai, pirmas čia mano bandymas buvo, kaip tik 3 mėnesiai iki gimtadienio, žinai, pabandysiu. Tai 2 dienom likus iki 3 mėnesių pabaigos ir iki gimtadienio pradėjau gerti, nes buvo nustatytas terminas, kai, žinai, kai manęs klausė, kaip, ar galėsiu tada? Jeigu tu pasiliksi terminą, tai tu tikrai išgersi. Jeigu tu visam laikui mesi, tai tu nebegersi. Tai jo, tai aš tada, kai atsibudau ryte ir nusprendžiau, kad baigiau, tai baigiau, be klaustukų. Jo, ten ėjai, žinai, kažkur, ten kažką su kažko pašnekėti. Nereikia, aišku, jokių ten man asmeniškai, jokių ten anoniminių, ar ten Minnesotų, žinai, ar dar visokių dalykų, nes, žinai, man sakydavo ten, oi, tai tu turi, žinai, pagalbos siekti, nes, sakau, aš prisidirbau, aš išbrisiu, viskas, žinai. Apie ką ir kalba, mums taip šovė ir padarėm, bet dauguma tikrai norėtų mesti, bet negali, jiems reikia, jie ieško pagalbos, nes jie galvoja, kad tu ten kažkiek sumokėsi pinigų ir kažkas tau, už pinigus ne viskas padaroma už pinigus. Ne, čia atsakomybės numetimas yra, aš tai taip sakau, čia visi nori gauti piliulę, ampulę, burtus užkalbėti, nueiti su anoniminiais pasėdėti, visi už tave padarys ir tu nebegersi, taip nebus, ar nebevalgysi, arba pradėsi sportuoti, arba, tu turi padaryti, nieks už tave nieko nepadarys, nei išrinks tavo gelbėtojo už tave, nei tavo kūno sutvarkys, nei sveiko padarys, nei gertmės, nieko. Net vandens neišgertų už tave nieks. Jo, grįžtant prie vandens, irgi pratę, kad ką čia atsigerti. Viskasgi iš vandaus, bet koks gėrimas yra vanduo, yra pagrindas. Mes esam vanduo. Tai kai pradedi tą suprasti, anksčiau, blemba, kažkaip, vandenį gerti, kokį limonadą ar kažkokį, tai ar sultis, ar arbatas, ar kavą. Jo, aš kol dar taip tas agresyvus gerėjas buvau, žinai, kaip tu bare gali kavą gerti, aš nesuprantu, mamai, kokia ir kavą bare gerti, tai namuos kavą gali atsigerti.
Žinai, tai tai o dabar nueini į barą ir stalo vandens pasiprašai, žinai, ir nuostabu, ir žinai, bet vėlgi mes sakėm, kažkaip buvom kalbėję, kad apie tą vyriškumą ir apie kaip vyriškumą numušinėja sistema, ne, vanduo irgi yra pavojingas, nes ne visas yra švarus ir geras, yra daug įrodyta, kad jie maiste, netgi vandenyje, nes per kitą vandenį tais dideliais bambaliais, bet taip ir galvoji, blemba, kodėl jie už 5 centų tos 5 litrus vandens man parduoda. O yra tyrimų, yra chebra suradę, kad jie testosteroną mažinančias priemonės per maistą, per vandenį, per visur mums duoda. Pasižiūrėkim, iš tikrųjų, žinai, aš jau tampu matyti irgi, kaip man ten tėvai ir senoliai sakydavo, jūsų karta, tai ten irgi į tą amžių artėjom. Bet jie buvo teisūs, nes mes mažiau vyriški už juos, ne, mes mažiau, bendra prasme įmant, ne kiekvienas meniškai. O dabar, kai pažiūri dar tos 20 metų jaunesnius, man iš tikrųjų irgi kaip ir jiems matyti tada šiaušiasi oda, blemba, kuo, nebeina kartais važiuojam, susimažiūrim, praėjo. Supratai, sakau, čia bachuras ar merga buvo, daug tokių būna, žinai, nebėra. Tai jų tikslas toks ir yra, po to jie ir sako, lyčiai neutralūs ten ir visa kita. Čia nebereikalo, taip, tai yra. Jo, testosteronas mažinamas per įvairias priemonės, vyriškumas mušamas pradedant serialais apie Alabandį ir visa kita. Vyrai lopai, jos ten skalpuoja, tai vėlgi čia yra programavimas sistemos. O visus stipriausius, kurie dar yra, kurie eina į kariuomenę ar kažkur, ne, ką su jais daro, jos išsiunčia susilošinti. Jos arba žūti. Nes jeigu jie liks čia, jie gali perversmą padaryti. Taip, ir perversmą padaryti ir negerą pavyzdį rodyti. Ir apginti savo šeimą ir šalį. Tai va, tai ir čia jau tęsiasi, žinai, šimtmečiais tas, gal ne šimtmečiais, anais laikais dar patys eidavo, ne, tie, kurie matuodavosi savo ego vienas su kitu, bet jie ir išeidavo vienas prieš kitą. O dabar tie tik tai... Čia vėlgi mes, kaip esame nekartą kalbėję, ką mums ta istorija prirašė, kaip ten buvo iš tikrųjų. Taip. Bet per paskutinius 200 metų mes matom, yra karai grinai, kad nukanalizuoti tos jaunus žmonės, įsiųsti juos supriešinti brolį prieš brolį, ideologiškai, kad iš visų tų korporacijų, kur tampo virvutes, jų yra grinai tokia agenda, kad reikia visą laiką visus laikyti priešpriešui. Skaldyk ir valdyk. Taip. Ir ką tu labai gerai pasakei, vyriškumas yra žeminimas, kad negalėtų sukilti, negalėtų pakovoti už savo teisės, o tas dėl karų tai tikrai labai, labai geras. Jie negali turėti didelės dalies visuomenės nevaldomos, ta prasme, stiprios alfa patinų ir alfa patelių, kurie, žinai, kurios tegul ateina pas mane ten tie praeitų gyvenimų žvalgai ir visi kiti iš komendantūros ir man namuose prie durų ką nors bando padaryti. Pas manęs jie neis. Pas kitus nueis, žinai, tai vėl, tai jie stengiasi eliminuoti kuo mažiau šitokių, kurie pasipriešinti gali, žinai, man nereikia nei šautuvo, aš ir su kirviu galiu išeiti pasipriešinti, žinai, tai ir sistema į tai nukreipta, aišku, jie dar ir kitaip daro, jie steigia komendantūras ir ten sutempia visus į šaulius ar dar kažkur, politizuoja tai, indoktrinuoja ten esančius. Atsimeni, generolas Tutkus pasakojo, kaip galėtų Seimas sutvarkyti greitai, ne, per kelias valandas. Jiegi ten uždaryti nežino, jiems informacija ribota pateikiama, kad ir geri vyrai. Taip, o kas tada? Ne, tai tada tada atskira tema, bet esmė tame, kad sistema jinai labai protingai dirba, tu kaip nori taip. Mes, manau, protingiau už juos padarytumėm, jeigu mes būtumėm jų vietoje, nes jie labai skuba su vairiais dalykais, ir kaip pats irgi dabar sitraukėsi visokius ten investicinius dalykus, pats matai, kaip veikia ta pasaulio finansų sistema, kiek ten visokių problemų yra. Tai vėlgi yra, kad nukreipti žmonių dėmesį daug kur yra daroma. Vėl, jų įrankiai, jiems kol kas ir nereikia kitko, nes jiems veikia šitas, jie toliau daro. Ten karas, ten krizė, ten dar kažkas, jie iš to tik pelnosi, žinai, ten pandemija, prasme,
jiems kol kas veikia tas. Ir jau kiek šimtų metų visokie Rothschild ir kažkas, ar ne, jau sėdi ir tvarko. Tai aišku ir užmingant laurų. Aišku, kad daro klaidų, tai žmogiška. Ir tai, kad tu neturi priešininko, tai tu netampi stipresnį neturėdamas priešininko. Tai vėlgi jie sukūrė būtent silpnų žmonės, vyriškumo neliko, tuo pačiu neliko ir kadrų jų megakorporacijom rimtų. Taip, čia du galus. Ką mes matom, tie vyriški sąmoninkai kaip tik yra mūsų pusėje daugiau, pažiūrėk, ypač Amerikoje, kaip tai gerai matosi. Taip. Biškai papasakok Amerikoje apie tos veiksmus, kokie vyksta. Būtent dėl to vyriškumo tu ten daug kas stebi. Ne, tai sakau, dar vyrai, kaip jeigu verslus, kai jie dabar, žinai, pavyzdžiui, tu nuvažiuoji pas rimtus, atvažiuok įsidarbinti, ne vyrus, jis nueis pažiūrėti, gerai, šneka interviu, jis nueina pažiūrėti tavo mašiną. Pažiūrėk, kaip tavo mašinų tvarka. Jeigu pas tai ten betvarkė, šiukšlių primėti, tai jis tavęs nesamdys. Nes tu nemoki susitvarkyti, nesusitvarkai. Jeigu tau diplomą turi, niekam neįdomu, žinai, apie diplomą sako, diplomas tai yra įrodymas, kad tu 4 metus, ar ten 6, kiek tu atėjai ten, kur tu turėjai ateiti ir atlikai tai, ką tu turėjai atlikti. Viskas, tai yra tik tiek įrodymo iš to diplomo. Bet jeigu tu turi iniciatyvos, jeigu tu esi pasiruošęs nuversti kalną, tai jie tave patys išsiugdo, ne? Ir jiems nereikia, kad kažkas būtų tave indoktrinavęs, nes dažniausiai jau visi tie universitetai dabar jau yra žiaurinės indoktrinacijos, gadinantis organizacijas. Aišku, dar tos visos pačios stambiosios, kurios tebesinaudoja finansavimu didžiulio, ne? Tas finansavimas ateina su nurodymais, kaip ugdyti ir kolektyvus, ne? Ir taip toliau. Tai ten labai verčiasi, jie labai keičiasi viskas Amerikoje, žiauriai chebra stengiasi Amerikan viską daryti patys savo produktų linijas, ten pat pasidaryti Amerikoje, iš amerikiečių pirkti, atkūrinėja džinsų Levis gamyklas, chebra, toksai Jocko Willing, gal žinai, yra buvęs, jisai buvęs stiprus karys, kariavęs, viską jis ten. Tai jie ir batus pradėjo siūti, ir rūbus siūti. Pradėjo nuo to, kad jie džiaudžitsu kimono, žinai, bet mato, kad čia neverslas, žinai. Ir po to sako, palauk, kasimės, didžiulės stovi staklės džinsų mūsų amerikietiškų džinsų, bet mes žiūrim, nebeturim nei medžiagos, čia nei audinių, nieko. Pradėjo sukti, koks skirtumas, kada, bet mes padarysim, kad čia būtų amerikietiška medžiaga, amerikietiški siūlai ir viskas. Brangiau mokėsit. Ir amerikonai, kom gerai, nemaža dalis jų, jie iš to patriotiškumo jie ir perka ir moka daugiau už tą produktą, nes jis yra American made. Tai kaip mes šnekame apie tą krizę Kinijos, ne Trumpo tą kovą su Kinija, aš matau, žiūrint iš tos amerikiečių pusės, kad jiem nebaisu, jie pakentės irgi, kaip jie sako, kiniečiai įpratę kentėti. Gal, bet amerikiečiai irgi dėl savo vėliavos pakentės. Ir jie pamokės daugiau, jie pirks mažiau, jie pirks Tesla, nepirks kinietiško elektromobilio, jie pirks savo džinsus, nešios ilgiau, bet jie irgi nesidalins jais, kaip jie siūlo, žinai. Tikrai, ir kas liečia patį vyriškumą, jo yra didelė, žinai, iš 10-9 kursai, ten mentoriai ir visa kita yra popsas parduoti ir viskas. Bet yra tų vyrų, kurie patys sukūrė ir pastatė, jie nemokamai duoda informaciją, nereikia jiems mokėti. Jie prašo, palaikyk, produkciją pirkis. Viskas yra į tai, kad reikia, kad vyriškumas turi būti, kad tu turi būti vyru. Jeigu tu neapgini savo šeimos, jeigu tu negali vakariai su žmona per Laisvės alėją ir pamatai kažką ir bėgi kitą gatvės pusę, nes nedaug dėvių užkabins. Nežinau, aišku, Lietuvoje mes turim žiauriai tą gerą situaciją lepšiam skirtą. Moterų yra daugiau negu lepšių, tai bet koks lepšys vis tiek turės moterį, žinai. Jeigu ne vieno, tai kita, nes jų daugiau yra, žinai. Tai čia yra tas blogai mums. Bet šitas grįžta, vyriškumas, jisai jo neišnaikino iki galo, nes neįmanoma išnaikinti. Taip, nes tada vis tiek tai instinktai, kaip atsiranda pavojus, tie instinktai įsijungia iš naujo. Tai kaip ir tos senos mūsų tautiečių pusės, kurie nuoja to metropolitanizmo keliu, tai
jie tai nėra didžiulė grėsmė. Aš manau, didžiulė grėsmė, kai matom, kaip jau į mūsų miestus privažiuoja kitataučių, pietiečių, kitos religijos, kitos kultūros. Ir esmė, kad privažiuoja į tą pačią Ameriką, čia tas pats. Kas atvažiuoja, jie sako, neįsileidžia specialistų, čia nebereikia sveikti. Atvažiuoja karinio amžiaus koviniai aršus šunys. Jie natūraliai norės poruotis. Su kuo jie poruosis? Su mūsų moterimis. Tai iš ko lepšį atims moterį iš tavęs? Ir čia nedaug laiko reikia, o moteris, jeigu tu moteris neapginsi, jinai su tam nebus. Taip, anksčiau ir vėliau. Mėgsta patiną stiprų, o ne lepšį. Taip, reikia, kaip sakyti, žalos, jis turi suteikti tą saugumo jausmą, Ir čia yra, aišku, čia yra tas vėlgi sistemos programavimas, darbas, asimiliacija visa ir visa kita. Ir kiekvienas turi pradėti nuo savęs, kad ir kuriam amžiui, kad ir kiek tau metų, tu turi rūpinti savim, savo kūnu, dėl savęs, dėl šeimos, dėl anūkų, dėl vaikų, dėl bet ko, nes, kaip, aš bijau ir pagalvoju, žiūri į vyresnius žmonės, ir kaip pagalvoja, blemba, jau jiems, jie malonumą, sako, išeisi į pensiją, patirsi malonumą. Apgaulė, dar viena, apgaulė į pensiją. Jie nebepaeina gerai. Jie nebegali išvažiuoti, jeigu ir turi pinigų, jis negali išvažiuoti į kelionę, į kruizą, į Romą, į Barceloną ir vaikščioti, apeiti miestą. Jis negali, nes nebeturi fizinių jėgų, jis sąnariai sudūžė visą kitą. Tai čia vėl nuo sisteminio maisto, nuo sisteminių vaistų, gėrimų, sėdėjimo, nesportavimo. Ką viską mums draudė ir kvėpuoti grynų orų, sakė, čia yra pavojinga. Taip. Dar ne taip senai. Bet vis tiek, matome pakilimą pasaulio iš tikrųjų ir to sąmoningumo ir atsigavimo ir tikrai, žiūrint, kas vyksta Amerikoje, kokie pokyčiai ten, aišku, ten nėra viskas labai gerai. Ne, tai yra irgi dvi pusės, irgi. Dabar žiūrint, kas vyksta Rumunijoje, kai visa Rumunija, irgi sukilo jiems geriau bet kas, geriau futbolo huliganas, negu tie sisteminiai parazitai, kurie akivaizdžiai yra ne Rumunijos naudai. Tai pas mus irgi tas pat, bet kažkaip pas mus vis tiek, manau, kad pas mus tos energetinės miglos daugiau yra už. Mūsų šalis turi tą tokią, Marijos žemelę, nesakykim, tos energetikos blogos. Yra ir kitų pavyzdžių, yra, ką galim galvoti, negalvoti, mylėjai koks nors, jis irgi kitoks atėjo, atrodo, kaip ir nesistemos laikas parodys. Bukelė paimkim. Čia yra žmogus sutvarkė. Gali sakyti, čia tie krioktų visi tapinoidai, diktatorius, dar kažką. Bet tai kaip žmogus išvalė šalį? Kaip sutvarkė? Dabar net iš Trumpo paima kalinių, jeigu ant tiek sistemytė sutvarkyta. Ir aš manau, kad tikrai visi tie, kurie dabar ten gyvena ir nebijo savo vaiko išleisti darželį ir išeiti, kad nebūtų paskirsti ir pagrobti, jie tikrai nepergina, kad jis diktatorius ar ne diktatorius. Jis sutvarkė šalį ir dar šalis perka bitkoinus ir dar, ta prasme, tie patys arabų lyderiai, pas Ugnių, kai išnekėjom, kas išleidė, kad kaip, gali ten tą religiją vienaip ir kitaip vartyti, bet jie tvarko tas šalis savo. Ir kai mes kalbėjom, kokia ta sistema turėtų būti, kažkoks naujas miksas turi būti. Šitą demokratiją, kurią dabar jie gina, jinai neveikia, jinai sugriauta. Tai liberali demokratija vadinama, kur mūsų visi fondososai iš to kažkaip tai jos ideologiškai paveikė po griūties Tarybų sąjungos. Ir tai nėra nei blogai, nei gerai. Jie paprasčiausia, taip, jie matė tą griūtę Tarybų sąjungos ir pats turi nuo tokio amžiaus. Tu matei tik patį blogiausią, kas ten iš jos liko, kai viskas griuvo, visokios blokados, visi privatizacijos, tos laukinės, banditizmas. Pirmagi banditai viską dalinosi. Taip. Grinai buvo čia kaip laukiniai rytai, galima pavadinti, ne laukiniai vakarai. Kai kurie dabar vieni turtingiausi sėdyti, nebe to nuėjo iki 2 raidžių koncernų ir taip toliau, tai faktas, kad nieko naujo, kai, pasaulyje griuvo, keitėsi, ir dabar kažkada, kažkokiu būdu, kažkaip tai turės keistis. Ar stipriau grius, ar silpniau grius, bet grius ir tik tai esmė mums būti pasiruošusiems. Taip, būtent
vėlgi, kaip kalbėjom, saviugdą užsiimti, pradėti galvoti, ką dedi save, tvarkyti su galva, augintis bendruomenės, kurti rimtus verslus, palaikyti vietinį verslą, kurti bendruomenės, kad, tai pažiūrėk, kaip Indija, kaip išsilaisvino iš Britų priespaudos. Paprasčiausiai nustojo pirkti Britų produktus. Gandis užvedė visus, atsirado lyderis, viską. Bet įsijungia tas sąmoningumas žmonių. Tai kažkaip mums irgi reikia susikaupti ir suprasti, kad visi tie spalvingi korporacijų produktai, ten negalima judėtis į burną, net namo neštis nereikia. Mažinti. Aišku, žinai, iš tos pusės tie visi maži ūkininkai, visi, kurie norėtų, nieks nenori mokėti brangiai, nes Maxima mus labai gražiai išdresiravo pirkti akcijas, pirkti nuolaidas. Ir turguje tu nemokėsi už bulvės trigubai daugiau, nes tu visų pirma netikėsi, kad žmogus ar ne užaugino organiškai. Bet kam tu brangiau mokėti, o patys irgi atpratinti, auginti savo, žinai, atpratinti irgi visur sistema užvaldžius, visur kaip oras, ne, visur kiekvienam kampelyje mumis taip sustumdė, pakišo po paskolom, žinai, sugriuvo man telefonas, blemba, subirėjo, viskas, aš viską ant jo pastatęs, žinai, visi duomenys, visi bankai, visi, žinai, brokeriai, viskas telefonai, visi slaptažodžiai, žinai, tai pradžiai buvo, žinai, taip pirmą pusdienį ganėtinai stiprų šokęs, žinai, supratai, kad kaip tu taip, žinai, žinojai, kaip ir pusiau pasiruošęs, bet ne iki galo, kaip tu, kai ir apie sistemos griūtį šnekam, nepasiruoši pilnai, bet kažkiek turi būti pasiruošęs. Būtent čia labai tokie dalykai yra svarbus, gerai, įvyks konfliktas kažkoks, tai ir kas, kals per energetinį sektorių, neturėsi elektros, ką tu, nepasikrausi to telefono. Viskas, jo. Ir viskas, tu esi plikas basas šiais laikais, be nieko, ypač jeigu, aš čia su telefonu galiu atsiskaityti, žinai, kortelę telefone, neturi grinų. Tai matom, kas vyksta, to Ispanijoje tas pats, ne? Jo. Bum, dingo visoje valstybėje. Pasibandė. Elektra, žinai. Jo, žinai, Hebra perkasi iš amerikiečiai ir tuos satelitinius telefonus, kaip atsarginius turi nusipirkę, pakrauti, padėti, šitam atsitikus momentui turėtų ryšį, žinai, satelitinį. Iki tokių dalykų ruošėsi, aš jau ten nežinau apie vandens atsargas ir visą kitą kruopų ir ten kažkokių dalykų. Nieks negalim patikėti, nenorim patikėti, kad galėtų taip atsitikti, kad ilgiau negu ten, žinai, kelios dienos kažkas būtų. Bet nedaug dievė, kelias savaitės. Kanibalizmas. Visiškas, tai žmonės, nesupranta, čia dabar atseit žmogaus teisės, čia kultūringai, tolerancijos visokios. Tada pamatytumėm po savaitės toleranciją be elektros. Tavo gatvėje tas gyvenantis vienintelis turintis medžioklinį šautuvą gyventų geriausiai, nes susirinktų iš visų, ką jam reikia, žinai, taip, tai ir vėl čia prieinam prie to pačio. Jeigu tu nesugebėtum apsiginti, iš tavęs atimtų, tu gali kaupti, tu gali turėti pilną sklepuką, kaip sakėm, visko. Bet lygiai taip pat ir neteks, jeigu tu nemokėsi to apginti, ne? Ar ginklo, ar kūno, ar, žinai. Taip, tai reikia tikrai būti pasiruošus, nes gyvenam tikrai tokio turbulencijoje dabar. Ja. Aišku, čia nereikia, žinai, taip jau pulti tą tokią, žinai, terpę tokią, kad čia gali ateiti. Ne, žinai, gal daug dievė. Ne, tai sakau, čia nebūtinai ten rusas, karas ar dar kažkas, žinai. Tai vokiečių brigados važiuoja, čia niekad nežinai, kaip baigsis šios situacijos. Jo, atvažinėjau vakar autostradui, varo kolonas, žinai, tais, aš irgi sakyčiau, okupantais, tik tai po kitą vėliavą buvo, žinai, ir jie irgi buvo okupavę mus, žinai. Ir dabar mes džiūkaujam, važiuoja, net teismas stabdo, net momentais jau ten blemba, važiuoja kažkur stabdo, aš galvoju, jūs, kai taigi autobane mokat važiuoti greitai, ko to pirmo juostai taip lėtai, žinai, bet ta prasme jų tiek daug, tiek transportų įvairaus, žinai, ar čia aišku jie ir vaizduoja liaudžiai, kad čia vyksta kažkas ir, žinai, veža kažkur perveža tos transportus, tos karinius, čia tas vaizdą tą suduoda, čia reikėtų, žinai, ant vikšų eiti ir visą kitą, žinai. Bet vyksta tokie dalykai, jo, kad ką mes žinom.
Vėl tas, žinai, tas, kai trūksta vyriškumo, tos jėgos, atsiranda nepilnavertiškumas. Ir tada tu galvoji, kad tave kas nors apgins. Aš pats negaliu apsiginti, bet šitie atvažiavę, tai mane apgins. Tai visas kariuomenės pasitikdavo, būdavo, kur pasitinka su gėlėm. Ir bolševikus pasitiko, ir nacius pasitiko. Dalis tą. Tai vat, kažkaip tai žmonės galvoja, kad va čia kažkas tai ateis iš išorės ir tavim pasirūpins. Ant kiek reikia bukam būti. Ta prasme, kad svetimas, svetimos tautos karys atėjęs tave paglosti. Tai gerai dabar, tai jie irgi sotus pamaitinti, gavę pinigų, gali gražiuoju tos pinigus čia leisti, bet jeigu, tai diena X. Kai sako, tai jie pirmieji tie, kurie turi ginklus didžiausias čia. Jie irgi negalėtų išlėkti iš čia, jie turėtų čia būti. Tai jie susitvarkytų jiems pagal kas stipriausias to ir taisyklės, ne? Tai visą laiką prasideda su matocha. Kas turi daugiau ginklų, didesnius ginklus ir daugiau šovinių, tai ir valdo. Tai pažiūrėkit, sakau, į paprastus, kaip vyko banditizmas, kai gavom nepriklausomybę. Tai kas? Buvo gaujų kovos ir kas turėjo daugiausiai vyrų, daugiausiai ginklų, tas užsiėmė didesnės teritorijas. Ir ten buvo jų panetkės. Kas galėjo eiti prieš juos pasišakoti. Ir pabaigai, Robertai, aišku, turim kažką palinkėti savo žiūrovom. Savo ir tavo, ne? Žiūrovom. Mes jau kaip ir tos palinkėjimus laidos eigoje išsakėm, žinai, aš kaip atradau save, aš atradau, į tą madingą dabar atrasti save, ne? Tai čia gal net nelabiau neatrasti, reikėjo grįžti prie savo šaknų, ne? Prie savo išjausti, kas tu esi, tai aš tai atradau per blaivybę, žinai, ne tai, kad aš čia sakau, kad nors yra taip, kad nieko gero, nei ta viena taurė per savaitę jums neduoda, bet čia nepolo, žinai, tos blaivybės čia stum, bet man smegenų veiklą įgalinti labiau dirbti padėjo blaivumas, sportavimas, aišku, ten skaitimas, klausimas. Žinai, dabar nereikia knygų skaityti, jeigu tu nemėgsti skaityti, tu klausyti gali ir viską gauti. Tu gali podcastus. Aš visą laiką galvodavau, visi sako, tu esi suma 5, su kuriais tu bendrauji, ne, su kom. Pakeisk aplinką ir pasikeisi. Ir aš galvodavau, gerai, aš tos pačios įgažduosiu. Į kokią aš aplinką pakeisiu, aš ten nebenoriu. Ir tik tada aš suvokiau, kad ta aplinka tai gali būti knygos, podcastai. Tu gali tiesiog žiūrėti tą žmogų. Yra žmonės, kurių laidos aš esu 400-500 laidų peržiūrėjęs. Aš atradau juos, jis jau darė ten 350 laidą. Aš grįžau nuo pirmos laidos jo ir peržiūrėjau, perklausiau visas jo laidas. Ir aš dabar, kai klausaus jo laidų, aš žvengiu su jais kiekvieną kartą, kai jie prikolinė, nes aš žinau visus jo dalykus ir visą kitą, visus jo juokus. Tai ir jums visiems tą patį linkiu, ta prasme, pakeistą aplinką, keičiant informaciją. Keičiant informacijos šaltinius, iš ko tu gauni tą informaciją. Labai svarbu atsirinkti. Jeigu tu ir moteris esi, ne, tu vis tiek tu turi turėti, ne to vyriškumą, bet to moteriško vyriškumą. Tu vis tiek turi šiek tiek sportuoti. Tai nereiškia, kad tu turi būtinai eiti, kaip žinai, daug kas nenori eiti į salę, kad kilnuot geležį. Ne, tu daryk pristraukimus, pritupimus. Vaikščiok daug, bėgiok, plaukiok, kvėpuok giliai, visų pirma, vaikščiok grynam ore, basom kojom, gerk vandenį, kuo švaresnį maistą valgyk, tai jau bus didžiulis pokytis į tą gerinimą savęs. O kai tu jau pradėsi šiek tiek gerinti save, viskas pradės šiek tiek dėliotis toliau, žinai, lipdytis, tas šaukštas links. Jo, pamatysi, kad šaukšto nėra. Nėra to šaukšto. Viskas tavo. Ką, Robertai? Ačiū labai. Ačiū. Manau, kad kartosim. Privalom būtinai seriją padaryti. Ačiū visiems, kad žiūrėjot. Iki kitų kartų. Viso. Šiandien triušio urve lankėsi Robertas Vaišnoras. Ačiū, kad žiūrėjote ir praleidote laiką kartu su mumis. Tikiuosi, sužinojote kažką naujo ir pamatėte mus supantį pasaulį kitų kampų. Laukiame jūsų komentarų, pastabų ir konstruktyvios kritikos. Prenumeruokite kanalą, spauskite patinka, pasidalinkite su draugais bei artimaisiais. Sekite Baltą triušį 77 ir YouTube platformose, kuriuose pirmieji išvysite naujausius epizodus bei trumpus video. Iki kito pasimatymo triušio urve.